Tapti tėvų globos netekusio vaiko globėjų ar įtėvių didelis iššūkis, o apsisprendimas nėra lengvas. Ir visgi, jeigu nors kartą susimąstėte apie šią galimybę, kviečiame daugiau sužinoti apie vaikų globą ir įvaikinimą. Tiesa, prieš tai siūlome pasiklausyti, kaip gatvėje sutikti žmonės supranta vaiko globos ir įvaikinimo skirtumus. Kai įvaikina vaiką, tai reiškia jau čia pilnai atsakomybė, tai kaip mano vaikas daleis. O kai globoji, tai matyt, irgi nelabai žinokit. Tu globoti gali, pavyzdžiui, pasimti savaitgaliams, tu gali kažkaip rūpintis to vaiku, tu gali jį turėti ir namuose, bet tu nesi įformintas kaip tėvas arba mama. Yra dokumentiškai skirtingi dalykai. O vaiko įvaikinimas tai yra iš tikrųjų, kai tu paimi vaiką ir tu jo visam likusiam savo gyvenimui esi tėvas arba mama. Dar jeigu taip labai, galbūt ir labai supaprastai sakant, man reikia, kad globos tu kartais galbūt gali atsisakyti tėvystės, tai jau ne. Tu pasiėmė iš vaiko namų ar iš kažko, tai tu jį prižiūri, rūpinisi juo, bet jis teisiškai ne tavo šeimos narys yra, vis dar taip aš suprantu. O įvaikinimas tai jau galtinai. Vaiko globa, tai kai globojama. O vaiko įvaikinimas tai jau reiškia, kad tu turi įsipareigojęs visam gyvenimui vaiką prižiūrėti. Tai vaikinimas vis tiek daugiau atsakomybės turi, nes globa tai, kai tu vaiką gal globoji tam tikrais atvejais ribotą laiką, tarkim, man atrodo, jis negali paveldėti, lyg tai kažkokių daugiau apribojimų yra, man atrodo. Vaiko įvaikinimas tai yra jau teisiškai, jog, žmonės, pas kuriuos auga tas vaikas, jie jau teisiškai yra jo tėvai, globėjai, o, vaiko globa galbūt yra toks laikinesnis ir netoks oficialus rūpinimasis vaiku. Nors iš tiesų, teisiškai ir visa kita, nežinau tiksliai. Bene kiekvienas gatvėje sutiktas praeivis galėjo identifikuoti pagrindinį vaiko globos ir įvaikinimo skirtumą – globėjų ir įtėvių atsakomybę prieš vaiką. Tačiau išsamiau pasakyti apie šių procedūrų specifiką nesiryžo nei vienas. Tad kviečiame išgirsti specialistų komentarus. Vaiko interesus visada labiausiai atitinka globa šeimoje. Todėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Vita Šulskytė teigia, jog reikia dėti visas pastangas, kad būtų surasta vaiką galinti globoti šeimą. Tiesa, visuomeniai vertėtų žinoti tai, kad vaiko globos formų yra dvi – laikinoji ir nuolatinė. Laikinosios globos tikslas tai yra kad vaikas sugrįžtų į savo biologinę šeimą, kai tėveliai išspręstas bėdas, dėl ko vaikui buvo nustatyta laikinoji globa. Ir pakankamai dažnai laikinoji globa ir baigėsi tada, kai vaikas grąžinamas į biologinę šeimą. Nuolatinė globa nustatoma vaikui tada, kai visgi tėveliai neišsprendžia tų problemų, dėl ko buvo nustatyta globa, ir ta laikinoji globa nustatoma kaip nuolatinė. Pasak pašnekovės, pastebimas pozityvus pokytis. Globojamų vaikų skaičius pastaraisiais metais šeimose didėja. 2014 metų pabaigoje šeimose buvo globojamas 5681 vaikas. Šiek tiek daugėja vaikų, tarkim, lyginant pastarųjų metų tendencijas, kai globa nustatoma šeimoje, pakankamai nežymiai, bet džiugu, kad daugėja. Apskritai institucijoje nustatomų globų ir globojamų vaikų skaičius mažėja. Ir šiais metais mes jau neviršėme 10 000 vaikų, kuriems yra nustatyta globa apskritai. Asmenys nutarę tapti vaiko globėjais ar įtėviais turi kreiptis į artimiausią vaiko teisių apsaugos skyrių, kuriame specialistai informuos apie globai reikalingas pažymas bei dokumentus. Jeigu būsimas vaiko globėjas nėra vaiko artimas giminaitis, tokiu atveju jis turi lankyti globėjams skirtus kursus. Kursai užtrunka maždaug apie 3 mėnesius. Jie yra reguliarūs, tai yra 10 susitikimų tiek globėjams, tiek įtėviams. Ir jų metu tiesiog tikrinamos žinios, nuostatos, pasirengimas tapti globėjų, nes tik tai noro neužtenka, reikia ir žinių, ir įgūdžių, o tas kriterijus, kad turim savų vaikų, nėra pakankamas. Pasak Vitos Šulskytės, norint pagelbėti be tėvų globos likusiems vaikams, kiekvienas galime ir neįgydami globėjo ar įtėvio statuso. Kita alternatyva, jeigu dar asmuo nesiryžta globoti, skatiname ir savanorystę globos namuose arba priimti tuos vaikus, svečiuotis pas save į namus ir taip palaikyti ryšį su globos institucijoje globojamais vaikais. Lyginant vaiko globos ir įvaikinimo procesus, verta paminėti, kad reikalavimai, kas gali tapti įtėviais ar globėjais, yra panašūs.
Abiem atvejais atsižvelgiama į žmogaus sveikatos būklę, gyvenimo sąlygas, tikrinamas teistumas, nustatytos amžiaus ribos. Turite būti sulaukęs 21 metų, o jeigu esate artimas vaiko giminaitis, turite būti ne jaunesnis kaip 18 metų. Atrinkti kandidatai lanko tuos pačius 3 mėnesius trunkančius pasirinkimo kursus. Tiek globos, tiek įvaikinimo atveju svarbu suprasti, kad vaikui parenkama šeima, o ne šeimai vaikas. Esminis įvaikinimo skirtumas nuo nuolatinės globos yra tas, kad įtėviai tampa tėvais pagal įstatymą ir šis sprendimas negali būti atšauktas. Na, o dabar metas paneigti keletą apie įvaikinimą sklandančių mitų, kurie vis dar gajūs mūsų visuomenėje. Iš tiesų, realybė yra tokia, kad iš 10 000 be tėvų globos likusių vaikų apie 3,5 tūkstančio vaikų auga globos institucijose ir iš jų tik nedidelė dalis atitinka pageidaujančių įvaikinti asmenų lūkesčius. Iš tų 3,5 tūkstančių globos institucijose augančių vaikų didžioji dalis yra 10-17 metų vaikai, paaugliai, kurie iš tiesų patys dažnai nesutinka būti įvaikinti, turi sveikatos sutrikimų, juos lanko giminaičiai ir kad ir yra galimi įvaikinti, tačiau tokių vaikų nepageidauja įvaikinti mūsų būsimieji įtėviai. Pasak Valstybės vaiko teisių ir apsaugos tarnybos atstovės, dažniausiai būsimi įtėviai pageidauja įvaikinti mergaites ir iki 3 metų. Tokie įtėvių norai sumažina vaikų galimybę papulti į juos mylinčias šeimas. Kaip pavyzdį galiu pasakyti mūsų statistinius skaičius, kad prieš keletą metų buvo įrašytos 96 šeimos, vėliau 98, o 2014 metais net 106 šeimos pageidaujančios įvaikinti vaikus. Tačiau nepaisant tokio didelio skaičiaus pageidaujančių įvaikinti asmenų skaičiaus, mes iš tiesų neturime galimybės jiem pasiūlyti jų pageidavimų vaikų, jų lūkesčius atitinkančių vaikų. Todėl, kad į galimų įvaikinti vaikų apskatą, kaip ir minėjau, įrašoma didžioji dalis vaikų, kurie yra iš tiesų vyresni ir su sveikatos sutrikimais. Nemažiau svarbu paneigti mitą, jog įvaikinimo procedūra užtrunka amžinybę. Tiesa, ši procedūra vyksta 2 etapais. Per pirmąjį įtėviai privalo pateikti atitinkamus dokumentus, išklausyti kursus ir gauti patvirtinimą, jog jie yra tinkami. Tai užtrunka apie 5 mėnesius. Antrasis etapas dažniausiai priklauso ir nuo pačių įtėvių. Kaip pavyzdį norėčiau paminėti tokį atvejį, kad sąraše esant beveik didžiai daliai asmenų pageidaujančių įvaikinti mergaitę iki 1 metukų ir įrašiusi apskaitą šeimą pageidaujančią įvaikinti bet kurios lyties vaiką iki 3,5 metų, tokia šeima pasiūlymą įvaikinti gavo tik praėjus 10 dienų po įrašymo į pageidaujančių įvaikinti asmenų apskaitą. Jovitos Tarvydienės teiraujamės, ar tikrai įvaikinti vaiką gali tik pasiturinčios šeimos. Įstatymas nereglamentuoja nei pajamų sumos, nei būsto dydžio, nei būtinybės turėti atskirą kambarį globojamam arba įvaikinamam vaikui. Ir iš tiesų pagrindinis dalykas, ką vertina atestuoti socialiniai darbuotojai mokymų metu, tai yra, ar šeima gebės tenkinti vaiko poreikius. Išties, tai tik maža dalis visuomenėje vyraujančių mitų apie įvaikinimą. Tiesa, juos po truputį griauna ne tik šios procedūros viešumas, bet ir esami įtėviai. Vis daugiau šeimų ryžtasi įvaikinti 2 kartą arba netgi 3 kartą. Šeimos, kurios įvaikino 2 arba 3 kartą, iš tiesų buvo net 11 tokių šeimų. Turėjom 8 šeimas, kurios 14 metais kreipėsi dėl 2 vaikučio įvaikinimo ir 3 šeimas dėl 3 vaikučio įvaikinimo. Kauno vaikų gerovės centro Pastogė direktorius Ričardas Kukauskas, neneigdamas įvaikinimo svarbos, atkreipia visuomenės dėmesį ir į laikinosios globos svarbą Lietuvoje. Tai nereiškia, kad pats įvaikinimas tampa blogas. Dabar jeigu statistiškai pasižiūrėti, tai sakykime, Lietuvoje ten kažkur apie 2 procentai visų į globą patenkančių vaikų yra įvaikinami. Tai nėra dideli skaičiai. Ir jeigu žiūrėt užsienio valstybės, kur labai išvystyta, pavyzdžiui, Britai vieni pirmaujančių ten globos įvaikinimo srityje, ten 7-8 procentai, kiek domėjausi. Tai jau čia jau, sakykime, didelis skaičius įvaikinamų vaikų, tai vis tiek, tai tada kyla klausimas, kur visi likę, tai vis tik tai likę vaikai yra globojami. Ilgus metus Kauno vaikų gerovės centro Pastogė misija rūpintis ne tik vaikais, bet ir į krizę patekusiais jų tėvais. Įstaigos, kurioje šiuo metu laikinai globojama 20 vaikų, pagrindinis tikslas – vaiką sugrąžinti į šeimą.
Maždaug statistika tokia, kad kas antras vaikas maždaug grįžta atgal pas savo tėvus, tai mes to džiaugiamės. Na ir paskui stebim šeimą, jeigu ten problemų vėl kyla, stengiamės padėti jiem. Daugiau informacijos apie vaikų globą ar įvaikinimą jums visuomet suteiks savivaldybėse dirbantys vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai. Taip pat galima kreiptis ir į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.